Nu tai ką, sveikutėlė iš pačio ryto, brangų žiūrovai, išlipau iš kelto. Vos spėjau, atbėgau iš valgyklos į mašiną, tik va iškart važiuoti reikėjo. Vienas iš pirmųjų išvažiavau. Čia turim muitinės kontrolę. Pūst neduot, bet matau rengians irgi veikiantis. Viską. Gali kažką pasikviesti. Nežinau, kažką gal tikrins, gal netikrins. Kas čia žino, va čia kubiliukus veža ar džekuzius iš Lietuvos. Kaip čia su kolega vakar kelte kalbėjom, kad mes lietuviai šaunuoliai esam daug visko gaminam, produktų, va kubiliukų visokių, santvarų, dar kažko, tai vežam į Skandinavus. Reiškia, mūsų kokybė tinkama, kaina tinkama. Labai smagu dėl to. Visko daug gaminam, visko vežam, ir aš vežu, ir daug eksporto iš Lietuvos yra į Skandinavijos šalis. Labai rimti muitininkai, o barzdons mane tikrins irgi turbūt. Visi labai rimti, nežinau. Aš tai kažkai neįmu į galvą iš viso. Rimtuoliai. O, jau galvoju važiuos, bet sustabdė. Pagesinsim variklį. Hello. Har du sevat? Yeah. It's packing paper. Packing paper. Yeah. Have you done the loading or firma loading? Firma loading. Firma loading. Have you looked inside? No. Oh. Can we open? Oh, sure. Nu va, atidarėm duris. Nu, rengeną man jau čia ruošiasi. Operacija jau pasakė gal. Reik man pasimus užsipati. O, transekspedicija paėmė. Man atrodo, kartu grojame su juo. Gal ir ne. O. Malonus muitininkas nieko ne... Visi labai būna dažnai tokius rimtus veidelius nustato, nepaprastus tokius. Aš tai sakau, reikia paprastesniam būt biškai. Pajuokauti. Va, tai... Bet aš nesu labai rimts, mėgstu papokštauti. Paklausė, ar pats kroviaus, sakau ne. Sako, ar žiūrėjai, sakau ne. Sakau, sustumė, sako, viskas čia iki galo, sakau, taip, viskas su vien kartons. Nu, gerai. Turbūt irgi žino, kad nu, atkreip dėmesį turbūt, kad jeigu kokią nors dabar vežu į Ikea, pavyzdžiui, kad rimta firma vežia, kad tokių nesąmonių kažkokių tai turbūt nebus, greičiausiai bent jau. Arba kaip tik atvirkščiai galvoju, nežinau, ką jie galvoja. Bet žodžiu, viskas gerai, važiuojam toliau. Vargo nematom. Gazuojam.
gerai neužtrukau iš keltą išvažiuodams. Nes vienas iš pirmųjų išvažiavau, tai eilės nebuvo. Nu ką, bičiuliai, atvažiavau pakrovimą. Bet mano nelaimė lyg ir turėjau pasikrauti šiandien. Kaip ir, bet atvažiavau jau, sakė, viskas. Rytoj ryte. Tai mano planas biškį sugriuvo. Ką norėjau padaryti, bet šiaip su kroviniais biškį sunkiai, nesuradau krovinio ilgai. Kažkaip nelabai kroviniukų yra. Tinkamo. Va, tai norėjau pasikrauti. Bet atvažiavau, sako, rytoj ryte. Nu, rytoj ryte, tai rytoj ryte. Aš tą planavau rytoj išsikrauti. Čia krovinį į Vokietiją paėmiau. Tai planavau rytoj išsikrauti ir dar spėt pasikrauti. O dabar čia nieks nebesigaus ir rytoj pasikraunu. Pirmadienį tik iškrovimus, tai biški, nu, ne pagal planą, bet ką darysi. Biški durnai yra, kai trečiadienį išvažiuoji. Biški blogai taip yra. Bet aš kitaip negalėjau. Turėjau reikalų, man baltą inkeliuką tvarkyti, viską. Ne visą laiką taip gaunas. Va. Reikia čia atsistuoti, čia sakė, tualets yra, galim nakvoti. Reikia apsisukti man čia. Ir šalia šito kolegos Olego atsistoti. Atsistosim ir galėsim panakvoti. Praleisiu tam, miškovežis važiavo, tai praleidžiu. Su miškovežiais rimtai, labai rimti vyrai miškovežistai, tai velnių gali gauti. Jie ten su racijom bendrauja visi. Draugų gali prisikviesti, čia prisišnekėsi, gali gauti liustrą greitai. Žinau, čia kaip būtų. Miškovežistai čia tau ne. Labai rimti visi. Reikia meiliai atsistoti. Taupyti vietą, gal dar kas nors atvažiuos. Gal pagalvoti apie kitus irgi. Ne tik apie save. Visko. Reikia nueiti galą pasižiūrėti, išlipti, kad nors nesuvažinėčiau. Nežinau, ar galiu lygiai su to mano stotis. Gerai, da, pastumsim porą metrų. Kabiną prie kabinos nestatysiu, biškį toliau prasemsiu, kad nežiūrėtų mano video. Biškį su prasikeitimu, ką gautus. Bus gal gerai. Va. Tiek žinių, kol kas šiandien. Nėra daugiau ką papasakoti. Durnai gavas biškį, nu su DFDS keltų vėlai atplaukia. Tik 10, nors ir iš pirmųjų atvažiavau, tai su Tatalainu atplaukia, tai anksčiau 8, tai anksčiau išsikraunė. Arba anksčiau būnė, jeigu iškrovime reikia palaukti, tai vis tiek gaunas, kad bent krovinį kokį pasižiūri, kažką nuveikia, o dabar jau neišein taip.
Nu, ką padarysi, yra kaip yra. Kartais būn tokių dienelių, kai nesukrent kortą. Tiek. Viskas tvarkoj. Nu ką, susisukau diržus rytoj, ką nereikėtų pakaramo metą sukiuoti, ką greičiau susimėtis. Einam poilsiauti, ką čia veikti. Biškį ne pagal planą, bet yra kaip yra. Nieko nepakeisi. Aš tai, kai tokie dalykai atsitinka, kažkas, nu, vat, užstabdo, nepavykst, tai save ramenu tokiu būdu. Sakau, kad, va, pavyzdžiui, kai kiti irgi fūras pasivėjai ir reikia važiuoti iš paskos ilgai, stabdo, negali aplenkti. Tai sakau, kad čia maždaug kaip Angels Sargs biškį pristabdo, žinai, galbūt ten kažkur priekį nelaimė kokia būtų ar ką. Taip, kad turėjo būti ne pagal planą. Va, kad pasiliktum čia ir nevažiuotum. Tai taip, va, nusiramini, numeti gazą ir viskas, va, gal čia biškį lygos puol, tai va, biškį pailsė daugiau gaunu. Tiesiog taip gaunas. Va. Tai tiek žinių. Šis va, paskui fūras tai labai gerai nutik, kad neskubėk, nelenk. Važiuok ramiai, gal ten prieki kažkas negero įvyks. Va. Tai ir aš taip, pailsėsiu, va, rytoj nuvažiuosiu. Šiaip čia tas mano plans kaip buvo, tai gal būčiau liekęs, skubėjęs į tą keltą šiandien, kad skubėt, ir rytoj vis tiek niekur neišsikraučiau, vis tiek likčiau iki pirmadienio. Tai gal ir bereikalingas būtų tas skubėjimas, tai taip jau yra. Galim biškį pagulėti. Eisiu po to, gal kokios turiu nusipirkęs Mamos Maksimos karkos pavalgyti. Biškį polistirolio pavalgys. Va. Kol kas pagulėsiu biškį.